Vieno birželio pavakare į Karalgirio mišką netoli Kauno traukė būriai žmonių. Jie rinkosi čia tam, kad išgirstų Onos Liutvinaitės Kvaščiauskienės istoriją. Bet dėja, šiandien jokio teatro čia nebus. Išgirsit istoriją, kurią parašė gyvenimas. Ona buvo partizanų ryšininkė ir aktoriaus Eimučio Kvaščiausko močiutė. Jis ją vadino Babyte. Jaunystėje Eimučio Babytė tuometinės valdžios buvo vadinama bandite. Babytės gyvenimo istorija paskatino Eimutį sukurti spektaklį ir taip įamžinti jos atminimą. Prieš 2 metus aš buvau pakviestas vieno skauto Alko dėka į vieną renginį. Tai buvo toksai įvairus daugialypis renginys, tai kalbėjo apie tremtį, apie partizanus, apie šių dienų mūsų saugumą, kalbėjo žmonės ir iš kariuomenės ir apie karą Ukrainoje. Ir mane pakvietė kaip ir tokią mini diskusiją po viso to renginio ir buvo užduotas man klausimas, ar galima būtų kalbėti, mane kaip komedijos teatro aktorių užklausė, ar galima būtų komedijos spektaklį pastatyti tokia tema. Ir sakau, visiškai neturiu aš jokio atsakymo, bet sakau, tai yra labai slidu ir labai rizikinga. Aš asmeniškai tai net nežinau atsakymo, gal ir galima. Tai kažkokia ta diskusija tai pasibaigė. Ir po to renginio prie manęs priėjo viena dama, senjorė jau greičiausiai. Tai sako, aš buvau ištremta ir sako, galiu papasakot, kad ir vieną tokį prisiminimą, kad kaip ten apgaudinėdavom tuos lageryje prižiūrėtojus. Ir jinai papasako tą juokingą istoriją. Taip, tada užsimezgė man tokia mintis, kad gal tikrai čia daug klausinėti tremtinių ir kad jie papasakotų tų linksmų istorijų. Bet kažkaip mintis man dėliojasi, kad taip, tai čia labai didžiulis darbas, labai rizikingas darbas. Ne dėl to, kad aš jo įsigašiu to didžiulio darbo, kad rinkti daug prisiminimų ir iš archyvo tada buvo. Ir visa tai vedė sugrįžti vis dėlto prie mano Babytės istorijos. Aš galvoju, kam aš čia dairausi labai aplinkui ir abstrakčiai, kai aš turiu labai konkrečiai. Daug žinojau, ne viską žinau apie ją. Tai va, ir pradėjau generuoti šitą mintį. Ir vieniem pasakymas, kitiem sako, daryk, labai nuostabu, labai įdomu. Ir kažkur vienas kažkoks buvo interviu, ten prabilau apie tai ir galvoju, Dievas, kalbu apie tai, ko dar neturiu ir tik tai yra net neužčiuopiama. Ir jau prisižadėjau, galvoju, turiu tai daryti. Ir viskas. Ir tada po truputėlį galvoju apie tekstą, apie idėją, liniją, per kaip padaryti ir va taip. Tai va, 2 metus ta idėja kūrybiškai brendo ir subrendo iki to. Pradžioje apie tai kalbėdavo labai retai, dar buvo ir sovietiniai laikai ir vėliau bijojo apie tai kalbėti. Su skautų būreliu atsidūriau miške tam, žaidėm skautiškus žaidimus, kūrėm laužą ir tuo metu mūsų vadovė sako, aš papasakosiu, eikim tolėliau truputėlį prie tam tikrų vietų ir papasakosiu apie partizanus. Ir pasakė, kad čia veikia partizanai, mano Babytė buvo, jos broliai buvo. Grįžau namo, po kelių dienų nuėjau pas Babytę, paprašiau papasakoti, sako, papasakosiu, bet turiu užrašyti. Ir viskas, ir pradėjo pasakoti, taip susipažinau su jos visai tikrai ta istorija. Ir tuos kai kurias prisiminimus jos užrašiau. Tai jinai, žinoma, buvo partizanė ryšininkė per brolius, nes broliai buvo partizanai. Žinoma, tada ją ir pagavo, ištrėmė, žiauriai kankino prieš ištrėmiant, baudė, reikalavo, kad jinai pasakytų, kur broliai, neišdavinai jų.
Tai va, nuteisė, jo šeimą išdraskė, išžudė ir taip toliau panašiai. Tai va. Bet ačiū Dievui, po daugelių metų atlikus bausmę jis sugrįžo į Lietuvą ir dar kelis dešimtmečius gyveno taip pakankamai šviesiai ir labai gražiai, tik tai vėliau jau pasimirė nuo sunkios ligos. Bet galima sakyti, kad jūs turite tą autentišką istoriją, nes daugeliu taip ir nepavyksta sužinoti, nes žmonės bijo pasakoti. Taip turiu autentišką ir tikrai savo ausim girdėtą ir jos net emocija tokia matau, nors jinai visą laiką buvo stiprinai, gal tokių savo silpnų emocinių dalykų ir neparodydavo savo vidinių reikalų. O visiškai taip. Bet papildomas informacijos, žinoma, man reikėjo irgi susirinkti tą informaciją, juk aš irgi nežinojau nei kiek brolios metų buvo, kada jie išėjo į tą mišką, nei kaip ten atsitiko, kaip kas ką, tai rinkausi informacijos taip, kadangi jau jo žinoma nebėra mano babytės, buvau 12 klasėje, kai jinai iškeliavo Anapilin, tai tėtį kamantinėjau šiam projektui besiruošiant, jis ir patapo mano kaip ir vienas iš tos linijos herojų. Ir apie jį labai daug kalbu, per jo prizmę. Ir prieš keletą metų, kai atėjau čia į šitą vietą ir tuose stenduose pamačiau porą lapų su mano rašyta ranka, babytės prisiminimus, nustebau. Pasirodo, babytė kažkam padavė, tas kažkas kažkam padavė, kažkas man padavė ir štai jie mano rankose, tiksliau jų kopijos. Tad pradėkim nuo pradžių. Mano babytė, Ona Liutvinaitė, gimė 1919 metais, birželio 15 dieną. Visiškai netoli nuo čia Antalkių kaime. Jie augo Uršulės ir Vincento šeimoje. Turėjo 2 brolius, Joną ir Praną. Babytės tėvai turėjo 10 hektarų žemės, buvo ūkininkai. Vėliau babytė susipažino su Kazimieru Kvaščiausku, mano dėdeliu, jos vyru. Kaip tiksliai susipažino, aš tikrai nepamenu, bet spėju, kad šokiuose. Bet ta mintis, kad miške, tai iš ties labai netikėta. Kaip va čia, kodėl miške? Tai todėl, kad būtent ten partizanai ir veikia ir būtent mano babytė ir jos broliai, apie kuriuos kalbu. Kaip jinai man šovė galvą, nežinau. Tiesiog prieš irgi 10 metų, sako, man atrodo, dabar jau yra keli žmonės, tai šauliai ir dvasingi žmonės iš to krašto, Gediminas Armanavičius ir Kęstutis Markevičius, jie įprasmino tą vietą, būtent partizanų stovyklavietę, vasaros stovyklavietę, kur jie veikdavo. Jie ją prikėlė tokiam kaip ir gyvenimui, atidarė ir keletą stendų, restauravo vieną bunkerį, esantį tolėliau nuo tos aikštelės. Ir mane pakvietė kaip renginio vedėją tą kartą, nes jie irgi puikiai žino, kad mano babytė yra. Tai va, aš su ta vieta kaip ir buvau jau susipažinęs ir karts nuo karto ten turbūt kas metus ar porą, ten vyksta koks vienas ar kitas renginys. Kažkada su vienais filmavimais irgi važiavau tenais būtent. Tai turbūt taip ir sugulė į tą mintį, kad va, čia turiu čia daryti, ten kur veikia, ten, kur autentika ir kad miške pats puikiai suprantu, kad tai priduos, man nereikės dirbtinių dekoracijų ir dar kažko, priduos tam mano kūrybiniam procesui daug labai svarbaus ir prasmingo tūrio. 45 metų pavasarį buvo sudeginta babytės tėvų Uršulės ir Vincento sodyba. Pagal tam tikrus duomenis, šaltinius, greičiausiai, kad ir babytė savo akimis matė, kaip dega jos tėvų namai. Babytė pradėta persekioti, nieko kito neturėjo kaip pasielgti, kaip kad irgi pasitraukti čia į miškus. Jai buvo 26 metai. Jie priklausė labiau netgi kaip keistai beskambėtų Vilkijos kraštas, bet priklausė Žemaitijos partizanams. Taip. Tai va, labai daug kitai neįsiplėsiu dėl to, kad kažką nesuklyščiau, bet nes vis dėlto koncentravausi ties savo babytės liniją ir šeimą. Bet tai buvo jie veikia ir Vilkijoje irgi gan intensyviai ir pasidalinė į kelius būrius ir vieni arčiau Vilkijos, to Padauguvėlis miško, Karalgirio, kiti Raudondvarį, kai dabar girininkas, kuris ten irgi labai patriotas,
panaudotas ir su partizanai susijęs, kaip girininkas yra atsakingas nuo Dubysos iki Raudondvario, tai va turbūt panašiai taip ir partizanai buvo įsimėtę tose miškuose nuo ten iki ten ir žinoma tolėliau. Tai va Babytė tam tikrą informaciją, kaip ryšininkės, jau toks jau jai pareigos buvo nukritusios, tai jinai taip eidavo ir Raudondvario miškus partizanams pranešti apie tariamą, ketinamą susitikimą tarpusavėje, arba ten, bet kaip supratau, jau turguose dažnai būdavo pasikeičiama informacija turguose. Tada pradėjo persekioti Babytės šeimą, nes tikėjo, kad jeigu pagaus pačią Babytę, Oną Litvinaitę, Kvaščiauskienę, jinai tikrai išduos, kur yra jos broliai ir visas būrys partizanų. O jinai tikrai galėjo žinoti, todėl kad kartais pasimatydavo su savo broliais, neždavo jiems valgyti. И по какому итогу? Кващавский. Литвинайте були. Liutvinaitis buvo. Pagal kas pažįstat, pagal brolio dantis. Pagal dantis ir galvą, kai jisai prašė, kad draugas pribaig mane, jie peršojo vidurius ir kojas nukit. Prašė draugus, o jie būtų kartu krito, draugas neturėjo ginklų, draugas jam peršojo galvą. Pribaigė ir pats save užsibaigė. Dar čia kitas turi būti su peršauta galva. Dantis tai brolių mano. Buvo jaunas buvau, bet žinau, kad čia dantis nebuvo ir vieno ir kito. O jūsų paties santykis su Babyte koksai buvo? Puikus. Jinai buvo tvirta, griežta, dedelis, kaip aš ir vadinu ją, dedelį, buvo atlapaširdis, geras, ten visuomet šiltas žmogus, Babytė stipresnė, bet niekada jinai ant manęs nerėkė. Nerėkdavo, nebausdavo, griežtai auklėdavo, jų dėka ir arčiau susipažinau su tikėjimu, jų dėka buvau bažnyčioje ir klapčiukas buvau ir gražų kelią šito bažnyčios pažinimo praėjau ir praleista daug laiko pas juos, sakau, žaidimas tarp su kalakutų plunksnom ir šaltas pienas iš šaldytuvo ir uogienė. Ir dar nepasakau irgi niekam, kad dramos būrelį aš tada irgi lankiau ir jau ten visi matė, kad link to aš krypstu, link to suku. Ir kažkaip vadovė mūsų dramos būrelį sako, na, bet aš ten tikrai nesupratau, ar aš suklydau, ar kas buvo, bet kad rodysim spektaklį, tai pasikvieskit savo artimuosius tėvus, o gal tik tai, kad ten turėjo būti generalinė. Ir aš pakviečiau savo Babytę ir jinai atėjo ir jinai buvo vienintelė tarp žiūrovų. Tuščia salė ir Babytė. Aš galvoju, dabar irgi puikiai neatmenu, kas ten buvo, ar aš suklydau, bet jo, jinai vienintelė žiūrėjo tą spektaklį, palaikė mane ir paskui ten kažkokius pagirimus pasakė. Tai žinoma, aš jai gaunasi buvau vienintelis anūkas, tai be galo žinoma mane jinai mylėjo. Aš vienu metu buvau galbūt tokioj pozicijoje, ne kad pozicijoje, bet tiesiog girdėdavau per radiją, kad va štai jau tradiciškai prie Ariogalos, kažkur prie Dubysos susirinks tremtiniai, paminės tos visus įvykius. Nu tai taip aš ir matau, senuliukai, kaip sakant, krutuliukai kažkokie ir taip lyg taip, atvirai kalbant, taip skamba nuobodžiai. Dabar tai aš norėčiau irgi nuvažiuoti ir pasižiūrėti, kas ten per žmonės, nes partizanų jau iš vis turbūt ant rankų pirštų tik tai suskaičiuoti galima būtų, kiek Lietuvoje yra tremtinių, žinoma, daugiau, nes ten vaikai, kai tai buvo išvežti. Tai vienu metu man irgi tai skambėjo, kad viską mes jau žinom, aišku ir praėjom. Bet ateinančiai tai kartai, taip ir norisi, kad nebūtų tik tai vadovėliuose tos sausos datos ir tie įvykiai. Ta tema kalbant, taip ir norisi, kad jie truputėlį prisiliestų kažkaip kitaip prie to tikrai žiauraus etapo, kurio nesinori, kad jisai nudulėtų knygų puslapiuose. O man tai atrodo, kad galbūt ta geopolitinė situacija dabar mus verčia prisiminti tą praktiką, nes o gal vėl teks kažką panašiai.
visiškai sutinku ir jūs esate teisi ir lygiai taip pat kaip ir prieš tos 2 metus atsidūriau toj tariamoj hibridiniai, ar kaip čia miksuotam renginyje, kur visos temos buvo suplaktus, bet ir tuo pačiu jos panašios, ir apie tremtį, ir apie dabartinę apsaugą mūsų. Tai ir savo spektaklyje aš irgi kalbu, kad kaip viskas ir kaip kartojasi archyvose, kaip jie įvardina tuos partizanus banditais, teroristais, grėsmė valdžiai, taip toliau. Viską, ką dabar sako didžioji kariaujanti šalis užpuolusi Ukrainą. Ir netgi ne tik Ukrainą, o dabar jau girdėjau, jie tai pradėjo vadinti Armėnija, kuri nori pasukti labiau link Europos. Ir jau jie ten kaltina, kad jau ten įsiveisė kažkokių baisių nacionalistų, teroristų, kurie labai yra grėsmingi ir panašiai. Taip, viskas labai panašiai ir ratas sukasi. Galbūt tikrai dabar vėl aktualu apie tai kalbėti. Koks spektaklio likimas toliau? Tai labai laukiu šitų 2 dienų tų premjerų, kai suprasiu iš žmonių, iš kolegų, iš paprastų žiūrovų, ką man su juo toliau keliauti. Ar tiesiog toksai formalus pasiliks, gal tik tai mokyklas nuvažiuosiu jaunimėlį papasakoti ir per ekraną parodyti. Bet iš visų atsako turiu tęsti toliau ir kažkokią kitą formą jį rodyti jau mieste. Tai gal dar į pačią teatro sceną mes nesiveršim, dar priimsiu sprendimą per kelias dienas, bet kažkokiose keistesnėse vietose miesto tikrai jas rodysim. Tai tikrai visi ir visi man ragina, kad tikrai parodyčiau ir kitiem, kad reikalingas toks dalykas. Aš tikrai kartais pagalvoju, kad jeigu jūs, kovojusius už laisvę, aplankė tokios mintis, kad jums nepavyko jos apginti, iškovoti laisvės, kad gal bergždžiai tai darėt, jums kainavo tai mirtis, sudraskytų jauno žmogaus gyvenimus, kainavo skausmą fizinį ir psichologinį, kurio šiuo metu, šių dienų žmogui vargu ar būtų galima ištverti. Bet žinokit, kad mes esam jums dėkingi už tą laikotarpį, už jūsų kovojimą, už jūsų stiprybę, esam už tai dėkingi. Mes esam.